Sveiki atvykę į tinklalaidę Kursas sveikata. Kiekvienoje mūsų tinklalaidėje aptarsime svarbius klausimus susijusius su šiuolaikinės medicinos, sveikatos technologijų ir teisinių rėmų sankirta. Nuo sistemos pamatinių dalykų ir individualizuotų sprendimų iki inovatyvių biotechnologijų reguliavimo ir taikymų. Mūsų tikslas – suteikti žinių, padėti suformuoti supratimą apie mūsų Lietuvos sveikatos sistemą, jos veikimą ir finansavimą, apie paciento, specialisto ir įstaigų vietą ir vaidmenį joje. Geriau suprasti skirtingus ir sudėtingus procesus ir paskatinti diskusijos apie Lietuvos sveikatos apsaugą. Kokia jos ateitis, perspektyva ir ką galima padaryti, kad jinai taptų geresnė. Jeigu jums įdomu, o tikiu, kad bus įdomu, kaipgi ta teisė formuoja sveikatos sistemą, kaip mokslo atradimai tampa kasdienės praktikos dalimi ir kaip spręsti daugelį opių sveikatos sistemos skaudulių, likite su mumis. Bus įvairių svečių – pacientų, gydytojų, institucijų ir organizacijų atstovų, ekspertų ir visi kartu narprasim sveikatos sistemos vingrybės, siekdami pagrindinio tikslo – šią sistemą pagerinti ir sustiprinti. Kursas sveikata yra jūsų kelrodis į pasaulį, kuriame sveikata ir teisė, ne veltui šitą temydę šalia manęs dabar stovi, žengia kartu. Tad pradedam. Kai kalbėjai apie sveikatos sistemą, mes dažniausiai esame įpratę narplioti ir nagrinėti įvairias atskiras tokias temas, potėmes, techninius klausimus, kažkokių įstaigų lygmens problemas, bet mes niekada nepradedam nuo fundamentalikos. O kaip sukurta iš viso Lietuvos sveikatos sistema? Apie ką jinai? Kokia jinai? Kas joje dalyvauja? Kaip dalyvauja? Ir žinoma, kuo mes skiriamės, tai yra Lietuvos sveikatos sistema nuo kitų ES valstybių, nuo kitų pasaulio šalių. Mesgi mėgstam šiaip pasilyginti ir pasižiūrėti. Geresni, blogesni ir taip toliau. Ir nebūsiu šio klausimo pranašu arba kažkokiu novatorium, bet pradėsiu mūsų šią dalį kalbėti apie sistemą nuo mūsų konstitucijos. Lietuvos sveikatos sistemos pagrindai iš esmės kilo iš dviejų mūsų šalies pamatinio teisės akto straipsnių. Pirmasis yra daugeliu matyti jau gerai žinomas ir girdėtas 53 straipsnis, o labai jau tiksliai jo pirmoji dalis, kuri sako, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugą žmogui susirgus. Toje pačioje dalyje yra antrasis sakinys, kuris sako, kad įstatymas, tai yra tai, ką priima parlamentas, nustato piliečiam nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką. Kitaip tariant, šitas straipsnis yra apie valstybės pareigas, apie paslaugas, apie šių paslaugų prieinamumą ir apie tas įstaigas, kuriuose pacientas medicinos pagalbos paslaugas gali gauti nemokamai. Kitas straipsnis yra 46. Ir kas yra įdomiausia, jisai nėra labai garsiai pas mus minimas, nes jisai kalba apie tai, kuo grindžiamas Lietuvos ūkis. Nes sveikatos sistema yra viena iš ūkio šakų. O Konstitucijos 46 straipsnio pirma dalis sako, kad Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. Ir būtent šitas straipsnis tapo privačių gydymo įstaigų ir privačių vaistinių kūrimosi, plėtros ir dalyvavimo sveikatos sistemos pagrindu. Tai vat šitų dviejų straipsnių derinys pačioj nepriklausomybės pradžioje lėmė tai, kad Lietuvoje, beje kaip ir nemažoje dalyje ES valstybių narių,
Mes turime mišrią sveikatos sistemą, kurioje dalyvauja įvairios gydymo įstaigos pagal savo kapitalą ir kilmę. Tai yra valstybinės gydymo įstaigos, kurios įsteigia valstybė ir šiuo atveju tas įstaigas valdo ir prižiūri kaip steigėjo atstovas sveikatos apsaugos ministerija. Tai yra didžiosios mūsų valstybinės ligoninės, kaip Kauno klinikos, Santaros klinikos, Klaipėdos ligoninė, kitos regioninės ligoninės ir panašiai. Čia pat yra savivaldybių ligoninės ir poliklinikos. Jos irgi yra viešo kapitalo, nes jas prižiūri ir valdo ir administruoja savivalda. Ir taip pat privačios gydymo įstaigos. Bet jos visos, tiek valstybės, tiek savivaldybės, tiek privačios, įstatymiškai gali lygiomis teisėmis dalyvauti sveikatos priežiūros paslaugų teikime, kurios yra apmokamos PSDF biudžeto lėšomis. Jaučiu, kad dauguma išgirdę paskutinę sakinį nustebo. Kaip čia dabar taip? Taigi mes viešai girdim, kad iš tiesų nėra lygių sąlygų, nėra lygių galimybių ir panašiai. Klausimas, ar jų nėra, ar mes jų nesilaikom. Nes jeigu mes su jumis padėtumėm ant vieno balto lapo universitetinę ligoninę, regioninę ligoninę, savivaldybės gydymo įstaigą ir privačią gydymo įstaigą ir palygintumėm su jumis reikalavimus patalpom, licenzijų gavimui, darbuotojų įdarbinimui, darbo užmokesčio mokėjimui, paslaugų kokybės standartam, dėmesio ir rūpestingumui pacientam, įmokom į žalos be kaltės fondą ir visom plotmėm palyginsime sveikatos priežiūros įstaigų licenzijuojamos veiklos sąlygas, mes su jumis nerasim jokio skirtumo. Nes šiame lygyje nėra nieko skirtingo susijusio su to, kas įsteigė tą įstaigą. Ir tai yra labai labai svarbu žinoti, kalbant apie tai, kaip sistema sukonstruota. Žinoma, natūraliai tada kyla klausimas, tai palaukit, tai jeigu jie taip viską vienodai daro, o tai pas mus kaip su paslaugų teikimu. Taigi gydytojai dirba skirtingi. Ir va čia mes ateinam į vieną labai svarbų epizodą. Kas iš tikrųjų Lietuvoje yra sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas? Ar tai yra šeimos gydytojas? Ar tai yra gydytojas kardiologas? Ar tai yra gydytojas onkologas? Onkohematologas? Dietologas? Gastroenterologas? Ne. Lietuvoje pagal mūsų galiojančius teisės aktus sveikatos sistemos dalyvis yra įstaiga. Ir būtent įstaiga, kurioje yra administracija, kurioje yra registratūra, kurioje yra aptarnavimas, kurioje yra gydytojai, slaugytojai, padėjai, visa įstaiga kaip visuma yra paslaugos teikėjas. Ir paslaugos kokybė priklauso ne tik tai nuo specialisto kompetencijų ir įgūdžių, gebėjimų ir žinių, bet ir nuo to, kaip įstaigoj viskas yra suvadybinta. Kaip užtikrinti procesai, ant kiek efektyviai veikla yra sustiguota, ar tinkama įranga yra, ar įdiegti skaitmenizacijos procesai ir taip toliau. Nes visa tai yra nukreipta į vieną pagrindinį ir labai svarbų tikslą – saugių, kokybiškų ir efektyvių paslaugų teikimą pacientui. Tai yra pacientų teisų apsauga šioje situacijoje vaidina ypatingai svarbų vaidmenį. Bet jinai turi būti taip pat užtikrinta visose gydymo įstaigose, ar tai yra didmiestis, ar tai yra mažesnis miestelis, ar tai yra nutolęs regionas ir nepriklauso nuo jų kapitalo. Visos įstaigos lygiai taip pat vienodomis sąlygomis moka įmokas į žalos be kaltės fondą. Tai yra fondas, iš kurio atlyginama pacientui sukeliama žala. Tai reiškia, kad iš principo visi šitie sprendimai teisiškai yra suvienodinti ir sulyginti. O kurgi yra skirtumai, pasakysit jūs? Nes jų tikrai yra ir mes praktiškai tai matom. Be abejo, jų yra.
Bet jų daugiausiai yra tais atvejais, kai mes kalbam apie paslaugų apmokėjimą PSDF biudžeto lėšomis ir apie tai, kaip tos paslaugos teikiamos, kokios jų sąlygos, kokios yra prieinamumas prie tų paslaugų ir už ką pacientai sumoka papildomai. Šitą temą mes plačiau vystysime kitose mūsų tinklalaidėse. Nu, dabar grįžkime prie sveikatos sistemos ištakų. Tarptautiniai tyrimai ir analizės, tai yra tos pačios Europos komisijos ir BPO, labai aiškiai ir 22, ir 23, ir netgi 24 metais labai aiškiai pasako, kad Lietuvos sveikatos sistemoje paslaugų teikimas yra gana fragmentiškas ir labiausiai trūksta pinigų, sakysit jūs. Tai kad ne. Inovatyvių vadybos sprendimų priėmimo modelių, paslaugų kokybės kontrolės, paslaugų efektyvumo matavimo. Daugelį įstaigų jau tai tikrai yra daroma ir atliekama, bet mes esame pradžioje proceso, kuris jau tikrai turėjo veikti ir judėti į priekį. Žinoma, mes turime nepakankamą finansavimą, nes lyginant su kitom ES valstybėm, nuo BVP mes skiriame gana mažai lėšų bendrai sveikatos priežiūrai. Be to yra faktas, kad valstybė savo pareigos mokėti už draudžiamuosius asmenus taip pat pilnai nevykdo. Jis vykdo tik tai mažą dalį, apie 1/3 tos pareigos. Tai reiškia, kad mes apdraustieji, kurie dirbam ir sumokam mokesčius, pilną sumą sumokam įmokų į privalomą sveikatos draudimo fondą, valstybė iš savo pusės tą, ką jinai draudžia mūsų vaikus, pensininkus, neįgaliuosius ir panašiai, jinai sumoka tik tai 1/3 šiuo metu. Atitinkamai ir finansinis ribotumas tada atsiranda. Nu ir žinoma, kai sistemoje nėra efektyvios vadybos, mes gana lėtai ir sudėtingai prisitaikom prie gyventojų poreikių pokyčio. O tai yra ganėtinai svarbu. Kuogi mes skiriamės ir ar skiriamės nuo kitų ES valstybių? Va čia tikrai reikia pakalbėti apie pinigus. Šiuo metu Lietuvoje dalis procento nuo BVP sveikatos sistemų sudaro apie 8%. Kitose šalyse, ypatingai tos, į kurias mes mėgstam lygiuotis, tai yra Skandinavijos valstybės, Vokietija, sakykime, ir ES valstybės senbuvės, ten tikrai procentas yra 12, 14 ir panašiai, bet beveik visose tose valstybėse, apie kurias mes su jumis kalbam ir kurios iš tiesų turi pažangę sveikatos sistemą, aš noriu atkreipti dėmesį, nėra nei vienos idealios. Nėra nei vienos valstybės, kuri sakytų, mano sveikatos sistema yra ideali. Kiekviena valstybė susiduria su tam tikrais iššūkiais. Daugumoje šitų valstybių, tos, kurios yra tikrai pažangios ir kurias mes mėgstam lygiuotis, jos turi įsidiegusios pas save 4 finansavimo šaltinius. Tai yra viešieji finansai, tai yra analogas Lietuvos PSDF ir savivaldybių dotacijų. Tada mes kalbam apie paciento priemokas ir mokamas paslaugas. Ir faktas yra labai akivaizdus, kad netgi BPO sako, kad tai yra geras finansavimo šaltinis, tik tai jis turi būti labai skaidriai, nuosekliai ir suprantamai sureguliuotas. Trečias šaltinis yra papildomas savanoriškos sveikatos draudimas. Ir tos valstybės, kuriuose paciento tiesioginių mokėjimų procentas yra mažiausias, didžiausia dalis yra savanoriškos sveikatos draudimo panaudojimo. Ir paskutinis šaltinis yra labdaros ir paramos fondai arba nevyriausybinis sektorius. Tai gali būti ir asociacijos ir labdaros paramos fondai, kurie skiria lėšas sveikatos priežiūros paslaugom arba vaistų įsigijimui. Čia yra pakankamai svarbu. Tačiau lyginant su kitomis ES valstybėmis, mes matome, kad visgi mūsų pacientai gana daug moka patys ir natūraliai gali kilti klausimus, tai kodėl taip yra. Nes savanoriškos sveikatos draudimo sistema Lietuvoje nėra pakankamai išvystyta.
Pastaruoju metu labai dažnai minimas yra Prancūzijos modelis. Žiūrėkit, pas prancūzus pacientai patys nuo bendro biudžeto sveikatos sistemos sumoka apie 6-8 procentus. Tikrai taip, bet pas juos ir 8 procentai yra sumokami iš savanoriškos sveikatos draudimo, o Lietuvoje 2,3-4 procentai kažkas tokio. Tai ant 3 procentų nesiekia. Tai o kur Prancūzija, kur Lietuva su savo biudžetais. Ir ką tikrai reikia pasakyti. Mes Lietuvoje turim labai aukštą paslaugų panaudojimą. Labai daug yra pacientų vizitų pas gydytojų, labai didelis hospitalizacijų skaičius, klausimas, ar nebūtų dauguma didžioji dalis išvengiamų hospitalizacijų skaičius. Ir jeigu mes lyginsim su kitom šalim, tai tikrai mes matome, kad dar kur didinti efektyvumo paslaugų ir siekti geresnių rezultatų vienareikšmiškai yra. Tęsiam toliau. Sistema iš principo, kaip aš ir minėjau, jinai tikrai turi paslaugų fragmentiškumą, vadybos trūkumus ir paslaugų kontrolės nepakankamumą. Plius mes labai daug šnekam apie tai, kad pirminė sveikatos priežiūra, tai yra mūsų gerbiami šeimos gydytojai, turi būti labiau įveiklinti ir labiau išplėtotos jų galimybės. Bet jų galimybės priklauso dar nuo reguliacinės aplinkos, įrankių, kuriuos jie turi, visuomenės pasitikėjimo, nes mes irgi turim pripažinti, kad nuo visuomenės švietimo ir pasitikėjimo labai daug kas priklauso. Ir jeigu mes norim įveiklinti šeimos gydytoją, mes neturim sakyti, kad ką jis ten gali padaryti. Jisai daug ką gali padaryti, bet mes turim tokiu atveju tada tą kultivuoti, propaguoti ir labai aiškiai irgi skiepyti ir diegti. Kągi, žygiuojam toliau. Dabar pagalvokime apie tai, kuogi mes lietuviai galim pasigirti savo sveikatos sistemą. Va čia nustebinsiu. Nepriklausomai nuo to, kiek mūsų pacientai ir gydytojai keikdavo ir peikdavo mūsų elektroninę sveikatos sistemą, tai yra e-sveikatą, Europos komisijos ir BPO nuomonė iš tikrųjų mūsų sveikatos duomenų sistema ir atliekama skaitmenizacija yra viena pažangiausių ir moderniausių viso Europos Sąjungoje. Taip, turime trūkumų, turime problemų, bet lyginant su kitom šalim, sparčiai vystom šitą sritį ir einam gana užtikrintai. Dar vienas dalykas, kurio mūsų kol kas dar tikrai nieks nepralenkė, tai yra vykdomų reformų dažnumas, jų mastas ir reformų metu keliama ambicija. Mes, kai darom kažkokią reformą sveikatos sistemai, maža to, kad mes visuomet siekime efektyvumo paslaugų ir reformos rezultatų, bet mes dar kartu prie šito vieno tikslo dar išsikeliam tikslo socialinio teisingumo, paslaugų prieinamumo, regioninės lygybės ir daug kitų dalykų. Paskutiniu metu mes girdim, kad yra tikslas stiprinti viešą sveikatos sistemą. Tai yra labai teisingi tikslai ir labai stiprios ambicijos, bet ar galima visą pyragą suvalgyti per vieną prisėdimą? Aš labai abejočiau, bet iš tiesų reikia pripažinti, kad netgi tarptautiniai ekspertai vertina, kad Lietuva labai ambicingai užsibrėžė įvairius tikslus. Deja, pasigirti mūsų išlaidom vaistam arba inovatyvių vaistų prieinamumą mes kol kas dar negalim. Išlaidos didelės, prieinamumas gana žemas. Ar mes galime pasigirti požiūrių į sveikatos sistemą ir finansavimą kaip į investiciją į pacientą? Tai yra požiūrį per socioekonominę prizmę, per ilgalaikę valstybės investiciją į žmonių sveikatą, geras gyvenimo sąlygas ir taip toliau. Kol kas dar negalim. Pradedam apie tai kalbėti. Darom pirmas įžangas, bet dar tikrai turim kur pasistengti. Mes tikrai turime aukštos kokybės paslaugas, bet ne visuomet turime efektyvų ir gerą rezultatą. Va ties šią vietą tikrai reikia pasistengti. Reikia pasakyti, kad mes turime labai stiprų ir gerą dėmesį psichikos sveikatai. Tačiau tuo pat metu priklausomybių prevencijoms, ypatingai tokiais sričiai kaip tabakos ir tabako žalos mažinimo sprendimai, požiūrį turim dar visgi fragmentinį ir ganėtinai nenuoseklų. Ir kągi mes turime pabaigoje?
Mes turime mūsų Lietuvos sveikatos sistemą kaip nuoseklę, prieš daugelį metų sukonstruotą, tačiau šiandien dieną fragmentuotai veikiančią ir reikalaujantį mūsų didelių pastangų jos suvienodinimui, sustiprinimui ir įveiklinimui. Darykime tai kartu. O kaip? Klausykit mūsų kitų tinklalaidžių. Iki malonaus.